Sveiki ir kaip fanai. Šiandien jums pristatysime naują mikrovisatos gaminį, naują išmanųjį telefoną E-Star X40. Kaip galima suprasti pagal kodinį pavadinimą X40, tai yra jaunesnysis X45 broliukas. Taip pat turintis dvi SIM korteles, puikų ekraną su IPS matrica. Ekrano raiška yra 480 su 800 taškų, be abejo tai yra daugiajutiminis, lietimui jautrus ekranas. Procesorius čia yra 2 branduolių, 1 GHz spartos, turime 1 GB sparčiosios, arba kitaip vadinamos operatyvinės, arba tiesiog RAM atminties. Taip pat vidinė atmintis sudaro 4 GB, žinoma galima įsidėti microSD kortelę ir prasiplėsti dar 32 GB. Operacinė sistema be abejo yra Android, tai yra 4.1 versija. Čia mes turime 2 kameras, priekinė yra 0,3 megapikselių raiškos, o galinė arba pagrindinė yra 5 megapikselių raiškos. Telefonas ginkluotas Bluetooth ryšiu, tai yra 3-osios versijos Bluetooth'as, taip pat Wi-Fi'us, palaikantis B, G ir N standartus. Žinoma, turime micro USB kabeliuko sąsają arba kitaip lizdą, per kurį galėsime prijungti telefoną prie kompiuterio ar kažkokį kitokį prietaisą. Be abejo, yra 3,5 mm ausinių kištukas. Taip pat telefonas turi GPS, kas yra labai šaunu, bei dar iš tokių su ryšiais ir bangomis susijusių funkcijų yra FM radijas. Na, dėl dydžio, manau, nėra taip svarbu, budėjimo laikas turėtų būti apie 500 valandų. Be abejo, jeigu su telefonu nieko nedaromo, kalbėjimo laikos apie 5 valandos. Tai būtų štai tiek trumpai apie telefono parametrus. Pasižiūrėkime, kasgi dėžutės viduje. Pirmiausia, be abejo, pats telefono aparatas, jo baterija, kroviklis USB tipo, štai laidas, kuris prisijungia prie kroviklio ir kitas galas be abejo jungiasi jau į patį telefoną. Taip pat šis laidas gali tarnauti kaip duomenų perdavimo arba sinchronizavimo laidas. Ir mes turime ausines, kurios yra skirtos ir kalbėti, ir klausyti. Turiu mintyje, kad tai yra laisvų rankų įrangos komplektas, tačiau be abejo galima klausytis tiesiog muzikos, radio ir panašiai. Na ir be abejo yra instrukcija lietuvių kalba. Ir apie išvaizdą. Pirmiausiai iš karto krenta į akis arba tiesiog susidaro įspūdis, kad telefonas tikrai gerai limpa, kaip sakant, prie rankos. Labai patogus, optimalaus dydžio, ne per didelis. Tikrai labai patogiai gulintis rankoje daiktas. Na, iš priekinės dalies mes rasime minėtą 0,3 megapikselio kamerą, garsiakalbį, valdymo mygtukus, mikrofoną. Štai kairiajame šone yra garso didinimo mažinimo mygtukai. Viršuje rasime ausinių lizdą 3,5 kištuko, micro USB, įjungimo mygtuką. Štai iš galo ant galinio dangtelio yra be abejo kamera su blykste, kuri, kaip minėjau, yra 5 megapikselių raiškos, pavadinimas, garsiakalbis. Na, kaip daugiau ir jokių išorinių dalykų, apie kuriuos papasakoti reikėtų, nėra. Ir atidarę dangtelį mes be abejo rasime 2 SIM lizdus, SIM kortelių lizdus, taip pat micro SD kortelės lizdą, kurio dėka arba pagalba mes galėsime praplėsti atmintį papildomai nuo 32 iki viso 36 GB talpos. Su X40 mes galėsime atlikti savo visus kasdieninius darbelius.
Pirmiausiai be abejo paskambinti, parašyti SMS-ą, pasitikrinti savo elektroninį paštą, panaršyti internete, Skype'u pakalbėti ir atlikti kitus kasdieninius darbelius, užduotis. Be abejo galėsime pramogauti, žaisti, klausyti muzikos, daryti panašius dalykus. Žinoma, visada mes galėsime savo galimybės padidinti atsisiųsdami programėlių iš Google Play parduotuvės. Tiesiog tai reikia prisiregistruoti savo Gmail paskyrą ir viskas mūsų rankose. Minėti be abejo yra įvairūs ryšiai, tai Wi-Fi, Bluetooth, GPS, be abejo 3G ryšys, žinoma, aišku, galima atsijungti absoliučiai nuo visų ryšių ir būti nepasiekiamam. Kaip minėjau, yra ir FM radijas, taip pat navigacija, GPS, tačiau ji nėra įdiegta iš gamyklos. Jums teks įsidiegti arba kreiptis kažkur, kur jums galėtų tai padaryti. Galima sakyti, kad šiam telefonui procesorius yra tikrai optimaliai parinktas, nes štai galite įsitikinti, kaip greitai telefonas vartosi, tikrai nepajusime jokio lėtumo ir galėsime naudotis tikrai efektyviai ir nesinervuojant, kaip kai kada nutinka su silpnesniais prietaisais. Galime įvertinti telefono galimybės fotografavimo ir filmavimo režimu. Štai nufotografuokime jo pačio dėželę. Nuotrauką įdėsiu į video, taigi galėsite įvertinti. Na ir žinoma, reikėtų išbandyti ir filmavimo režimą. Štai galime pamėginti pafilmuoti. Šis telefono aparatas paliko tikrai gerą įspūdį. Pirmiausia dėl to, kad jis labai maloniai gula į ranką ir išties yra patogu naudotis visomis jo funkcijomis ir savybėmis. Atsižvelgiant į kainą, mes čia gauname tikrai nemažai, netgi sakyčiau daug. Ir GPS, ir 3G galimybę, ir Wi-Fi ryšio galimybę, net radiją. Žinoma, daug kitų puikių dalykų, ką galime gauti iš Google parduotuvės. Ir visai nebloga kamera, na žinoma, tai nėra 8, 12, 20 ar 40 megapikselių, bet kasdienai tai tikrai universalus daiktas, su kuriuo mes visose gyvenimo situacijose rasime, kaip pasinaudoti ir pagelbėti savo atlikti kasdieninius darbus, galbūt ne kasdieninius įvykius išspręsti. Rekomenduojame užsukti į parduotuvę ir be abejo įsigyti šį šaunų telefoną.